Sveiki visi. Šiandien susitikom su jumis pakalbėti apie auksinę kaupimo sistemą ir štai tokius laiptelius. Ir kalbėsime mes su jumis apie tai, kodėlgi eurus reikia keisti į tuos auksinius gramus, kaip geriausiai pirkti auksą, kaip veikia auksinė kaupimo sistema, kalbėsim apie naujas atsiradusias papildomas galimybės, tai yra investicijas į sidabrą, kiek kainuoja pati auksinė kaupimo sistema ir kodėl reikia eurus pradėti keisti į tą amžiną valiutą. Taigi pradėkime. Auksas visų pirmiausia galimas apibūdinimas, jo pats turbūt paprasčiausias, kad tai yra kapitalo draudimas. Ir šioje vietoje tai iliustruoti norėčiau būtent dviejų brolių istoriją, kuri prasidėjo 2001 metais. Šie du broliai gavo palikimą 100 000 eurų, kiekvienam po 50 000 eurų ir kiekvienas už šio savo palikimo pasielgė labai skirtingai. Pirmasis brolis nusprendė savo 50 000 eurų suinvestuoti į auksą ir pagal tuo metu galiojusias kainas jis nusipirko 158 uncijas. Kas yra uncija? Uncija yra tai tarptautinis pripažintas matas, dažniausiai tai vadinama Trojos uncija, ir tai yra 31,1 gramas auksas. Antrasis brolis savo 50 000 eurų nusprendė tiesiog pasidėti į banką. Ir palyginkim, kokiogi dabar situacijoje yra abudu šie broliai. Tai pirmasis brolis, jeigu šiai dienai nuspręstų parduoti savo turimą 158 uncijas aukso, tai galėtų padaryti už 252 000 eurų. Kas reikštų, kad kiekvienais metais jis gavo beveik 21,34% pelno, laikydamas savo pinigus būtent auksą. Kokiogi situacijoje yra brolis, kuris pasidėjo pinigus į banką? Puikiai suprantam, kad kiekvieną dieną mūsų pinigai nuvertėja, jos valgo tokia, kaip mes net vadinam, kandis, infliacija. Taigi dėl nuvertėjimo šių 50 000 eurų perkamoji galia liko nepilni 32 000 eurų. Ir tai reiškia, kad kiekvienais metais tiesiog pinigus laikydamas bankė, niekur jų neįdarbindamas, brolis prarasdavo beveik 2% perkamosios galios. Taigi, investuodami į auksą mes turim galimybę išsaugoti savo perkamąją galią. Ir šioje vietoje noriu pasidalinti realią ir patikrintą istoriją, tai yra mano pačios istorija. 2018 m. gegužės 29 d. Padariau savo pirmąjį pirkinį. Tai yra būtent nusipirkau 10 gramų aukso. Juos nupirkau už 422 eurus 38 centus, tai matote mano čia ir pateiktoje ataskaitoje. Ir jeigu būčiau nusprendusi savo 10 gramų luitelį parduoti, pavyzdžiui, spalio 15 dieną šiais metais, tai yra praėjus 2,5 metų, galėčiau juos parduoti už 517 eurų 63 centus. Kas reiškia, kad per 2,5 metų aš uždirbau 22,55%. Bet kai aš sakau, kad aš uždirbau 22,55%, nesu visiškai teisi. Kodėl? Todėl, kad jeigu mes žiūrėtume į aukso perkamąją galią, tai pamatytume, kad įvairios prekės, vertinant jas auksu, per amžius išlaiko tokią pačią savo vertę. Tai yra, sakykime, jeigu pirmajam paveikslėlį, kurį matote, štai šitam paveikslėlį mes matom, kad senovės Romoje nupirkti rankų darbo kokybiškai pasiūtą tuniką kainavo tą pačią 1 unciją. Prie tunikos dar buvo galima už tą pačią sumą įsigyti ir papildomus aksesuarus ir sandalus. Jeigu žiūrėtume Didžiosios depresijos laikus, tai vėlgi ta pati 1 uncija leisdavo įsigyti vėlgi kokybišką rankų darbo, gerai pasiūtą kostiumą, kokybišką avalynę ir prie jo priklausančius aksesuarus. Ir lygiai tokią pačią kainą, tai yra 1 uncija aukso, šiuo metu taip pat kainuoja geras vyriškas kostiumas, kurį mes siūnam asmeniškai pasiuvėję ir prie jo einantys visi aksesuarai. Kitas pavyzdys, galbūt labiau dar patiks vyram, tai palyginkim 110 metų istoriją. 1906 metai, naujas Ford automobilis iš gamyklos, jeigu žiūrėti jo kainą doleriais, kainavo $850.
Arba, jeigu žiūrėti auksų, 42,5 uncijos. Tai yra beveik kilogramas 300 gramų. Praėjo 110 metų, kaip pasikeitė kaina automobilių. Naują automobilį mes dabar galim nusipirkti už $55,000. Jeigu kalbėsim apie to naujo automobilio kainą auksų, jinai sudaro tas pačias 42,5 uncijos. Taigi istoriškai niekas nepasikeitė. Keičiasi tik tais skaičių ekvivalentai popieriuje. Kodėlgi dar auksas laikomas kapitalo draudimu? Tai pasižiūrėkim valiutų istorijas Lietuvoje, kurias jau esam pragyvenę. Dauguma iš jūsų žiūrinčių šį webinarą greičiausiai bent kaip minimum 2 valiutas pragyveno, o greičiausiai kažkas ir visas čia parodytas 4. Kažkada mes turėjom tarybinį rublį, iš kurio perėjom į laikiną valiutą vagnorkės. Tada kažkurį laiką džiaugiamės savo nacionalinę valiutą euru ir po to priėmėm sprendimą, kad reikia įsivesti eurą. Ir šitoje vietoje kyla toks natūralus klausimas. O kaip galvojat, kokiegi bus sekanti valiuta ir kaip greitai jinai bus? Ypatingai atsižvelgiant į tai, kad vidutinė valiutų gyvavimo trukmė sudaro 27 metus. Tai atsakykit savo patys į šitą klausimą. Na ir čia vėlgi, kadangi labai mėgstu pasakoti visada istorijas, pasidalinsiu dar vieną istoriją, kurią mums papasakojo viena mūsų klientė iš Marijampolės. Tai kokiagi jos istorija buvo? Jinai kaupė savo ateičiai, tai vadinamoje taupomoje knygelėje. Ir pagal planą jinai turėjo sukaupti 3,000 rublių. 1986 metais, kai 1 rublio vertė buvo $1,25, už 3,000 rublių buvo galima nupirkti kuklų 1 kambario butą arba 10 uncijų aukso. Tai yra beveik daugiau, šiek tiek daugiau negu 300 gramų. Pasižiūrėkim, kaip pasikeitė josgi situacija praėjus pakankamai trumpam laiko tarpui, tai yra tik 6 metam. 1992 metai. Vyksta valstybės perversmas, didžiuliai pokyčiai ir tuo metu Lietuva įsiveda savo laikiną valiutą, tai yra taloną. Ir kai 1 rublis buvo keičiamas prie 1 talono, jeigu įvertinti jo galimybę, ką galim įsigyti doleriais, tai jau tuo metu 1 rublio vertė buvo tik $0,004. Ir kaip pasakojo mūsų šita klientė, vietoj savo svajotų 3,000 rublių, už kuriuos jinai galėjo kažkada savo laiku įsigyti butą arba 300 gramų aukso, jinai sugebėjo nueiti į parduotuvę ir nusipirkti 2 kekės bananų. Mes aišku puikiai suprantam, kad bananai tuo metu buvo deficitas ir irgi prabangos prekė. Bet palyginkim, kad pagal tų 3,000 rublių vertę jinai galėtų įsigyti 1 gramą aukso. Taigi, kaip ir minėjau, auksas tikrai yra kapitalo draudimas ir galimybė apsaugoti savo santaupas, savo pinigus kaupiamus ateičiai, būtent nuo infliacijos ir nuo bet kokių galimų valiutų pokyčių. Kur auksas ateis jums į pagalbą, planuojant savo ateitį? Tai visų pirmiausia, jeigu norėtumėte senatvėj gauti daugiau nei valstybė siūlomi 400 eurų, o tikiu, kad kiekvienas tokią svajonę turite, tai tikrai reikia apie savo pensiją galvoti patie. Ir aukso pagalba jūs galite susikurti auksinę pensiją, kurios nereguliuos valstybė, kuri bus apsaugota nuo infliacijos, kuri bus apdrausta nuo nuvertėjimo ar, kaip minėjau, valiutų pokyčių. Žmonės, kurie augina vaikus, greičiausiai visi svajoja, kad jų vaikai turėtų gerą išsilavinimą ir jie būtų pajėgus jį finansuoti. Ir šiuo metu valstybės mokamus vaiko pinigus iš tikrųjų tikrai yra verta konvertuoti į valiutą, kuri bus amžina ir išsaugos savo vertę bei perkamąją galią. Galbūt jau esate investuotojas ir tikiu, kad norite, kad jūsų investicijų portfelis būtų subalansuotas ir saugus. Taigi aukso pagalba galima išskaidyti riziką ir turėti aktyvą, kurio kaina labai mažai koreliuoja su nekilnojamo turto akcijų ir obligacijų kaina. Na ir turbūt svarbiausia auksinė finansų taisyklė, kad norint krizių metu gyventi be streso ir ramiai miegoti, visų pirmiausia reikėtų suformuluoti savo 12 mėnesių rezervą būtinųjų išlaidų. Ir auksas yra unikali priemonė, puikia priemonė, kuri gali padėti tą rezervą suformuoti ir turėti jį pakankamai likvidų.
Taigi būtent šitose sferose auksas gali jums ateiti į pagalbą. Ir turbūt natūraliai kyla klausimas, o kaipgi tą auksą galima pirkti. Ir pirmai pradžiai noriu jums papasakoti apie dvi galimas skirtingas investavimo strategijas. Kaip matote, šiame paveikslėlėje yra du investuotojai. Investuotojas A, kuris investuoja vieną kažkokią tai stambesnę pinigų sumą ir tai yra jo vienkartinė investicija ir jis nuperka už tą pinigų sumą kažkokį tai kiekį. Gal jeigu kalbam apie auksą, tai būtent gramų, jeigu kalbam apie akcijas ar investicinius vienetus, tai vėlgi yra atitinkamas kažkoks tai kiekis. Na ir investuotojas B pasirinkė strategiją investuoti periodiškai. Ir tobulas variantas pripažįstamas investuotojų yra investavimas kiekvieną mėnesį. Ir mes matome, kad dauguma prekių, dauguma investicinių priemonių, jų kaina nuolat kinta. Ir mes matome visada jų kainoje, taip vadinama, kaip aš tai mėgstu vadinti, elektrokardiogramą. Ir ką tai reiškia? Kad kiekvieną mėnesį, kiekvieną dieną ta kaina gali skirtis. Ir perkant kiekvieną mėnesį mes perkame už galbūt kartais brangesnę kainą negu investuotojas A, darydamas vienkartinį pirkinį ir pirkdamas už kažkokią fiksuotą kainą, bet lygiai taip pat mes turim ir galimybių pirkti ir būtent pakritimų laikotarpiu. Ir šis paveikslėlis iliustruoja moksliškai įrodytą efektą, kuris vadinasi vidutinės kainos efektas. Tai reiškia, kad investuodami periodiškai ir išnaudodami visus rinkoje esančius tuos svyravimus, tas elektrokardiogramas, mes turime galimybę ilguoju periodu, lyginant su vienkartinėmis investicijomis, įsigyti ženkliai didesnį kiekį, ar tai akcijų, ar tai obligacijų, ar tai mūsų atveju gramų. Ir kaip jūs galvojat, kuris iš investuotojų turi daugiau šansų nupirkti didesnį kiekį auksą šiuo atveju? Ir šitoje vietoje taip pat dar norėčiau papasakoti, kaip ir sakiau, mėgstu labai pasakoti istorijas. Tai norėčiau jums papasakoti vienos irgi iš savo klienčių istoriją. Tai buvo 18 metų rugsėjais, mes jau kurį laiką darbavome su auksinė kaupimo sistema. Ir po panašaus seminaro, kaip dabar jūs dalyvaujat, susitikome su mano klientė aptarti jos įspūdžius. Susitikimo metu jinai man pabrėžė, kad kodėl reikia investuoti į auksą, jinai puikiai supranta ir kad jinai jau net yra susidėliojusi savo strategiją, kad pirkti kaip minimum po 2 uncijas per metus ir kažkada paskui tas uncijas pakeisti kitą amžiną valiutą į kvadratinius metrus. Labai pasidžiaugiau už jo šitą planą, bet tada jinai mane sako, Jurga, dabar tave nuliūdinsiu. Tai darysiu ne per jūsų auksinę kaupimo sistemą, nes čia reikia ir sutarties sudarimo mokestį susimokėti ir panašiai. Tai aš eisiu pirksiu auksą savarankiškai. Tuo metu, kai mes su ja kalbėjomės, tai yra būtent 18 metų rugsėjį, vienos uncijos kaina rinkoje buvo 1100 eurų. Aš klausiu savo klientę, sakau, Sandra, ar tu turi tą 1100 eurų? Jis sako, turiu. Gerai, sakau, valio, tarkim, tu šiandien nuėjai po pokalbio su manimi ir iš karto išleidai savo 1100 eurų, nusipirkdama vieną unciją, esi laiminga, patenkinta. Po kiek laiko įsipirkti savo antrą unciją? Na, sako, logiškai mąstant, greičiausiai, kadangi planuoju po 2 uncijas per metus, eisiu pirkti po 6 mėnesių, kai vėl susikaupsiu savo 1100. Gerai, sakau, Sandra, reiškia, tai bus 2019 metų kovas. Ir įsivaizduokim, kad tu nuėjai pirkti savo antrosios uncijos, bet jinai pabrango. Ir dabar jau kainuoja nebe 1100, o 1250 eurų. Ar galėsi sau leisti tą mėnesį pridėti dar 150 ir nupirkti iš karto? Sako, na, nežinau, greičiausiai ne, nes jau būsiu atidėjusi būtent ir kovo mėnesį savo planuojamą įmoką. Sakau, kaip tada jausies? Sako, na, ne kaip. Sakau, reiškiasi, tavo pirkinys atsikelia dar kaip minimum mėnesį. Nueini po mėnesio, o ten 1300. Na, kaip ir gal rasiu 50 eurų pridėsiu, bet kai žinai, kad prieš pusę metų pirkai už 1100, jausmas toks, vis tiek šeipsiu. Sako, taip, tikrai taip ir būtų. Reiškiasi, šitoj vietoje mes jau priėjom prie išvados, kad jinai patiria šiokį tokį stresą dėl kylančių kainų, arba tuo labiau dar, kame galima dar patirti stresą, perkant savarankiškai,
Tai yra tai, kad galbūt jeigu, pavyzdžiui, galima ir kitokia situacija, kad jeigu Sandra, pavyzdžiui, būtų ėjusi pirkti savo auksą ne kovo mėnesį, o, pavyzdžiui, vasarį, jinai būtų jį galbūt galėjus nupirkti tą pačią unciją už 1200 eurų. Taigi, kaip žinot, kada tas pats tinkamiausias metas. Plius mes su ja pradėjom kalbėti, sakau, Sandra, kaip tu galvoji, ar tikrai buvo taip, kad visą tą laikotarpį, ta kaina buvo tokia vienoda linija, niekada nesikeitė, bet praėjo 6 mėnesiai, visos parduotuvės Lietuvoje sužinojo, rytoj Sandra eina pirkti savo antrąją unciją. Tai keliam kainas. Ne, tikrai taip nebuvo. Ta kaina kilo palaipsniui. Ir tuos pačius 180 eurų atsidėdama kiekvieną mėnesį tam, kad sukauptų 1100 ir nukeliauti nupirkti savo antrą unciją, Sandra jau galėjo įdarbinti kiekvieną mėnesį mokėdama po įmokas ir jau jas keisdama į gramus. Ir po ilgos mūsų diskusijos ir žaidimų su skaičiais mano klientė išėjo pagalvoti. Grįžo jinai pas mane, kaip bebūtų keista, tą patį 2019 metų kovo mėnesį. Tai yra praėjus lygiai 6 mėnesiam po mūsų pokalbio. Ir kaip jūs galvojat, su kokiais žodžiais jinai grįžo? Grįžo ji pas mane su žodžiais, Jurga, tu buvai teisi. Kodėl aš pasirodo buvau teisi? Todėl, kad visų pirmiausia, to 1100 eurų po pokalbio su manimi į gramus jinai taip ir nepakeitė. Kodėl dar buvau teisi, tai yra dėl to, kad jau per visą tą laikotarpį, kol jinai vis tik ryžosi, atėjo pas mane ir priėmė sprendimą startuoti, kaupti auksą būtent per mūsų auksinę kaupimo sistemą, jie jau būtų galėjusi išnaudoti tą kainos kilimą. Nes kai mes su ja kalbėjom rugsėjo mėnesį, tai tuo metu pas mus gramo kaina buvo 39 eurai už gramą. Kai jinai startavo kovo mėnesį, auksas jau buvo pradėjęs smarkiai brangti ir gramo kaina jau buvo 44 eurai. Taigi dažniausios kliūtis mums nusprendus kaupti savarankiškai yra tai, kad arba mes tingime, arba tiesiog neturime laiko ir taip ir neprisiruošiame nukeliauti, nusipirkti to aukso savo pirmojo, antrojo, trečiojo, penktojo, 10 luitelio. Arba dar kita priežastis, dėl kurios klientai vis tik dažniausiai po sprendimo, kad pirksiu savarankiškai, praėjus kažkuriam laikui vis tiek grįžta pas mus, tai yra tai, kad jie nenori taiksyti su tuo stresu. Su tuo stresu, kad, kaip man čia žinot, man čia reikėjo tą auksą pirkti vakar, ar vis tik reikia dar palaukti savaitę ir jo kaina pasikeis. Ir jiem nereikia stresuoti, kad čia ar dabar pabrango, ar atpigo, nes kai pinga, mūsų klientai džiaugiasi ir netgi dažniausiai investuoja dar daugiau negu numatyta. Pačioj pradžioj buvo, sakykime, strategija sudėliota, nes už mažesnę kainą jie turi galimybę nusipirkti daugiau. Kai auksas brangsta, mūsų klientai lygiai taip pat džiaugiasi, nes jų jau turimas ir nupirktas auksas jau greičiausiai jam atnešė pelną. Taigi, jeigu nuspręstumėte vis tik pradėti pirkti auksą, tai rekomenduočiau pasinaudoti būtent mūsų partnerio Golden Gates dėl metalė, tai yra Vokietijos įmonė, siūloma kaupimo sistema. Prieš tai šiek tiek noriu papasakoti apie mūsų tą partnerį, su kuriuo mes bendradarbiavom ir kurio dėka mes į Lietuvą sugebėjom atvežti šią unikalią sistemą. Tai įmonė savo veiklą vykdo 11 Europos valstybių. Apie jos patikimumą byloja ne vienas jos gautas apdovanojimas. Tai yra kompanija nekartą įvertinta už savo puikią kainodarą, už įmonės skaidrumą, už gerą pristatymą ir panašius dalykus. Taip pat įmonė nekartą yra gavusi apdovanojimus už savo spartų augimą. Taip pat šita įmonė dalyvavo netgi ir keli metai iš eilės sparčiausiai augančių Europos įmonių tūkstantuko rinkimuose ir sugebėjo užimti ten 104 vietą 2018 metais. 2017 metais, o 295 vietą jinai užėmė 2018 metais. Taigi šita kompanija tikrai pasižymi lojalumu savo klientam ir visada ieško savo klientam pačių geriausių sprendimų. Kodėl naudingiau auksą vis tik pirkti per mūsų kaupimo sistemą nei savarankiškai?
Tai visų pirmiausia, tik čia jūs turėsit galimybę kiekvieną savo investuojamą eurą paversti gramais. Ir tik čia jūs turėsit galimybę tokią, kad 1 euras per dieną taip pat gali virsti gramais. 1 euras per dieną tai yra 30 eurų per mėnesį. Ką tai reiškia 30 eurų per mėnesį? 15 puodelių kavos arba 10 kruasanų su kumpiu ir sūriu? O gal vis tik geriau investuoti į auksą ir šiai dienai gauti 0,5 gramo aukso. Nes kaip ir sakiau, mūsų kaupimo sistemoje kiekvienas pervestas euras virsta gramais. Kaip tai vyksta? Klientas moka įmokas ir kiekvieną mėnesį jam yra užpirkamas už jo pervedamą sumą skirtingas aukso kiekis priklausomai nuo kainos. Kaip ir matote mano šitam paveikslėlyje, ne? Sakykime, vienas mėnuo 35 eurai leido nupirkti 0,608 gramų. Kitą mėnesį galbūt auksas pabrango, nupirkom šiek tiek mažesnį kiekį. Papigo, nupirkom didesnį kiekį. Atsirado galimybės, investavom papildomai ir natūralu turim dar didesnį aukso kiekį. Ir tokiu būdu mūsų gramai kaupėsi ir kai susikaupė 31,1 gramas, tai yra uncija, šita uncija yra išsiunčiama klientam. Taigi, jūs turite tokią galimybę tik pas mus. Šita sistema taip pat yra be jokio streso. Kodėl be jokio streso? Nes visų pirmiausia, galima pirkti neišeinant iš namų. Ir čia mes išsprendžiam tą problemą, kaip aš sakau, kad dauguma klientų susiduria su tuo, kad prisiruošti kažkokį žingsnį žengti kainuoja laiko, kainuoja pastangų. Tai šiuo atveju niekur eiti nereikia, netgi sutartį galima pasirašyti neišeinant iš namų, tai yra sudaryti ją online. Ir lygiai taip pat čia klientai nepatiria to streso dėl kainų, ne? Kad kaip čia man dabar žinoti, kada čia tas palankiausias mėnuo, ar aš tikrai neperku štai čia, o kaip čia man dabar daryti, ar čia šią savaitę pirkti, ar palaukti kitos. Taigi šita kaupimo sistema leidžia atsipalaiduoti ir mėgautis tiesiog rezultatu, kurį matote. Kokiegi dar yra šitos sistemos privalumai? Tai įmokas galima bet kada tiek didinti, tiek mažinti ir taip pat galima turėti įmokų atostogas. Ir labai dažna būna tokia situacija, kad klientas pasirašo sutartį 50 eurų, 30 eurų, visiškai nėra svarbu, ne? Bet esant galimybėm perveda daugiau. Dažniausiai tomis galimybėmis be abejo klientai naudojasi arba kai pas juos finansinės galimybės atsiranda, arba kai yra palanki situacija rinkoje ir auksas yra atpigęs. Kita situacija, kuri irgi pasitaiko, tai kaip tik irgi turėjau vieną pavyzdį kliento, kai jisai buvo pasirašęs 200 eurų įmoką ir kodėl jis būtent rinkosi investavimą auksą būtent per mūsų auksinę kaupimo sistemą, tai būtent jį ir sužavėjo tas lankstumas, kurį gali pasiūlyti mūsų šita sistema. Ir jis ir sako, šiuo metu mano galimybės man leidžia mokėti po 200 eurų per mėnesį ir iš tikrųjų matydavau, kaip į savo depozitą jis perveda netgi didesnės pinigų sumas, bet atėjo pavasaris, atėjo kovo mėnuo, atėjo karantinas ir matyti jo galimybės pasikeitė ir va čia jisai pasinaudojo tuo lankstumu ir kelis mėnesius įmokų nemokėjo visiškai. Dabar matau, kad pradėjo vėl po truputį mokėti, bet moka jau nebe po 200, o kol kas šiai dienai moka po tos pačius 30 eurų. Taigi ši galimybė, šitas lankstumas leidžia jum patiem reguliuotis, kaip dažnai ir kokio dydžio įmokas jūs mokėsite. Taip pat privalumas yra tai, kad šita sutartis yra neterminuota. Tai yra jūs pats sprendžiat, kiek jinai laiko galios. Vienintelis galiojimą apribojantis dalykas tai yra maksimali suma eurų, kurią galėsit iškeisti į tuos gramus, į auksą. Jinai skaičiuojama pagal tokią formulę, kad jūsų pasirinkta ir sutartyje nurodyta mėnesio įmoka yra dauginama iš 500. Tai yra 500 yra tokia konstanta, nekintanti. Ir ką tai reiškia konkrečiais pavyzdžiais? Jeigu, pavyzdžiui, klientas pasirašo sutartį su 100 eurų per mėnesį įmoką, reiškia, jis savo užsirezervavo galimybę į gramus išsikeisti 50 000 eurų. Ir tik nuo pačio kliento galimybių, norų priklauso, kaip greitai jis tai padarys. Galbūt klientas tai darys per ilgą laikotarpį, padarys kažkiek tai įmokų pats, paskui padovanos tą sutartį vaikam.
Galbūt jam pavyksta sutartį ir tą pinigų sumą suinvestuoti pakankamai greitai. Mes turim savo pavyzdžių, kai klientai 25 000 eurų sumas suinvestuoja per 6-8 mėnesius. Taigi kiekvienas klientas pats nusprendžia, kiek laiko galios sutartis ir lygiai taip pat kiekvienas klientas gali pats nuspręsti, kada tą sutartį nutraukti. Ir nusprendus, pavyzdžiui, tą sutartį nutraukti, tai yra žmogus neįsipareigoja būtinai investuoti tuos 50 000 ar 25 000 ar 15 000 eurų. Tai kai jisai nusprendžia nutraukti sutartį, jis vėl irgi gali laisvai pasirinkti, kasgi vyks su jo auksu, kuris buvo jau sukauptas depozite. Tuos luitelius, natūralu, kuriuos yra parsisiuntęs savo, jis juos jau turi pas save. Tuos luitelius, kuriuos nusprendė, pavyzdžiui, nesisiųsti, o saugiai laikyti saugykloje Münchene, jis gali nuspręsti arba parduoti ir gauti į sąskaitą pinigus, arba lygiai taip pat parsisiųsti juos maksimaliais dideliais luiteliais. Tai pavyzdžiui, jeigu klientas turi sukaupęs 27,819 gramų, tai jam siūs 20 gramų luitelį, 5 gramų luitelį ir 2 gramų luitelį. O likusius 0,819 gramų parduos ir jam perves į sąskaitą pinigus. Dar kame auksinė kaupimo sistema turi savo privalumą, tai mūsų klientai visada gramą perka už mažesnę nei rinkos kainą. Ir šitoje vietoje labai noriu iš karto visų atkreipti dėmesį, kad labai dažnai klientai sako, aš ten internete pasižiūrėjau, kad biržai aukso gramas kainuoja ten, pavyzdžiui, 50 eurų, o čia pas jūs dabar aš matau, kad aš perku po 60. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad ką reiškia ta biržos kaina. Realiai už internete randamą biržos kainą jūs aukso niekada nenupirksit, todėl kad biržinė kaina yra tiesiog kaip orientyras, kaip pagrindas, nustatant aukso ir kitų tauriųjų metalų kainas didmeniniai ir mažmeniniai rinkoje. Ir dar į ką noriu atkreipti dėmesį, kad nepriklausomai kokį svorį jūs pasirinksit, nes ten yra 3 galimybės. Galiu pasirinkti, pasižiūrėti, kiek kainuoja kilogramas, kiek kainuoja uncija, kiek kainuoja 1 gramas. Tai biržoje visada bus nurodoma kilograminė gramo kaina. Kaip pavyzdys, jeigu kilogramas aukso biržoje kainuoja 50 000 eurų, tai 1 gramo kaina atitinkamai ten bus rodoma 50 eurų. Nors iš tiesų, jeigu įvertinsim realią situaciją rinkoje, tai kuo mažesnio svorio luitelis, tuo jo gramo kaina nuo kilograminės gramo kainos labai stipriai skiriasi. Tai yra patys didžiausi luiteliai, natūralu, kaip ir su bet kokiom prekiam, čia yra vertinama kaip didmena, kainuoja mažiau gramas, kuo mažesnio svorio luitelis, tuo gramas kainuoja brangiau. Kitas pliusas šitos sistemos mūsų, tai yra galimybė pasinaudoti savo sukauptų kapitalų tada, kada jūs panorėsite. Tai prireikus pinigų visada galite parduoti savo auksą ir išsikeisti jį jums reikalingą valiutą. Tai gali padaryti 264 bankuose pasaulyje. Užsienyje tai ypatingai yra paplitusi galimybė, praktiškai vos ne bet kokiam banko padaliny užėję jūs tai galėsit padaryti. O su mūsų auksinė kaupimo sistema galite parduoti ne tik savo jau turimus luitelius, bet ir depozite dar, pavyzdžiui, esantį auksą. Jeigu dar, pavyzdžiui, nesukaupėt uncijos, bet staiga prireikia, pavyzdžiui, 1000 eurų, o turit sukaupę ten 25,68 gramų aukso. Tai tiesiog paprastas elektroninis laiškas Golden Gatesui, kad prašau parduoti atitinkamą kiekį mano aukso ir pinigus pervesti man. Ir beje, jau turim pirmąją tokią istoriją ir pirmąją patirtį Lietuvoje. Ne per seniausiai, prieš mėnesį kokį laiko, vienas iš mūsų klientų nusprendė parduoti savo 20 gramų. Tai galiu irgi pasidalinti jo patirtimi, kad šitas kažkada žengtas žingsnis pradėti kaupti auksą ir nusprendus jį parduoti praėjus 1,5 metų jo sutarties galiojimui atnešė jam 8,5% pelną per 1,5 metų. Ir kaip ir minėjau, šiandien dar papasakosiu ir apie naujoves. Tai yra, kai mes pradėjom dirbti su Golden Gatesu, Golden Gatesas iš karto mus informavo, kad jie dirba su įvairiais tauriaisiais metalais, ne vien tik tai su auksu, bet buvo susitarimas, kad startuosime mes būtent su auksu, sidabras pas mus atsiras vėliau. Ir šių metų rugsėjį mes pagaliau iki to užaugome ir
jau dabar turim galimybę investuoti ir į sidabrą. Kodėl būtent sidabras? Tai lygiai taip pat kaip ir auksas, sidabras yra jūsų kapitalo apsauga. Tai yra lygiai taip pat padeda apsisaugoti tiek nuo infliacijos, tiek nuo galimų valiutų pokyčių. Ir tai yra amžina ir tikra valiuta. Gramai visada liks gramais. Kita priežastis, kodėl verta investuoti į sidabrą, tai yra tame, kad sidabras turi didžiulę paklausą. Vien dėl to, kad jis turi daugiau nei 42 tūkstančius įvairių panaudojimo būdų, kur jį galima panaudoti. Ir sidabras nėra vertinamas vien tik kaip investicinė priemonė, bet jo didelis poreikis yra ir pramonėje, ir medicinoje, ir optikoje, ir gaminant saulės baterijas. Tai tikrai turi didžiulę paklausą. Kitas dalykas tai yra, kad sidabro yra labai ribota pasiūla. Ir kaip jūs paveikslėlėje čia matote, tai čia jūs matot įvairių naudingų iškasenų likučius, kiek jų dar ilgam mums užteks. Čia yra metų skalė, tai, o čia yra pavadinimai. Ir jums gal ir neryškiai matosi, bet štai šitie du paskutiniai raudoni stulpeliai rodo, kad aukso ir sidabro išteklių dar pakaks maksimum 20 metų. Taigi, esant dideliai sidabro paklausai ir ribotai pasiūlai, natūralu, kad jis turi didelį augimo potencialą. Ir būtent ką mes dažniausiai matome, kai lyginame auksą su sidabru, tai matome taip, kad aukso augimas kainos yra daugmaž toks ramesnis ir stabilesnis. Sidabro kainos augimas, jis yra labiau mobilus, labiau sviruojantis, labiau banguojantis. Pasižiūrėkime, kaip elgiasi sidabras pastaruoju metu. Tai per pastaruosius 12 mėnesių jo vertė išaugo 30,67%. Per pastaruosius 20 metų, jeigu vertinti ilgesnę istoriją, tai sidabras davė 275% pelno žmonėm. Ir pasilyginkim dar, kaip vis tik skiriasi tos sidabro ir aukso kainos ir kaip iš tikrųjų jų ta kreivė skirtingai vingiuoja. Čia matote kainų palyginimą, tai yra ne kainų, o rodoma rezultatą nuo 2005 metų iki 2020 metų. Ir matom, kad nepriklausomai nuo to, kad turėjo sidabras tikrai daug tokių pakritimų, kai jo kaina ir galimas pelnas tikrai smarkiai krito, bet galutiniam rezultate mes vis tiek turim vidurkį 15 metų laikotarpį 14,3%. Palyginimui pasižiūrėkime, kaipgi elgėsi aukso vertė, kaip jinai keitėsi. Tai taip, mes galim iš karto kokias išvadas padaryti. Labai dažnai auksas neparodo tokio prieaugio, kokį gali parodyti sidabras, bet lygiai taip pat mes turim auksą ir tą didesnį saugumą, dėl to, kad kritimų jis irgi turėjo mažiau. Natūralu, mes puikiai suprantam, ypatingai tie, kurie esam susidūrę su investicijom, kad kuo didesnė rizika, kad galiu patirti nuostolius, tuo didesnė rizika ir gauti didesnį pelną. Ir tai mums byloja, čia matomi skaičiai. Kągi siūlome mes savo klientam? Tai yra galimybė investuoti tiek į auksą, ir čia kaip pavyzdį jūs matot investicijo, moka, pavyzdžiui, klientas po 50 eurų kas mėnesį, moka, kažkurį laiką atsirado galimybė kažkurio laikotarpį pervesti papildomus 500 eurų. Jis tai padarė, praėjo dar kažkiek laiko, susikaupė jo uncija, jis ją atsisiuntė, vėl moka. Atsirado galimybė investuoti 1000 eurų, investavo, gavo savo antrąją siuntą, vėl moka, vėl investavo, vėl gavo savo siuntą. Taip ir tokiu principu kaupia. Kaipgi šitoje vietoje į pagalbą gali ateiti sidabras? Tai čia matom sidabro kainų kreivę, iš karto matot netgi pačios kreivės šiek tiek skiriasi, taip, kaip ir minėjau. Ir įsivaizduokim, kad mūsų klientas iš tikrųjų turi galimybę investuoti vienoje sutartyje iš karto į 2 tauriuosius metalus. Arba kažkaip tai rinktis tarp jų proporcijas, arba galbūt pasirinkti pradžiai vieną kažkurį iš jų ir paskui keisti savo pasirinkimą.
Tai iš kurgi gali pas mūsų klientą atsirasti tie mano čia parodyti 500 eurų, 1000 eurų, 2000 eurų, ogi iš tų pačių investicijų į sidabrą. Jeigu žmogus investuoja į sidabrą tuos pačius 50 eurų ir pamatė, pavyzdžiui, kad kaip tik atsirado nedidelis, bet pelnas 500 eurų nuo to, už kiek užpirkau ir už kiek dabar galiu parduoti, nes kaip tik yra pakilimas, pardavė ir tuos 500 eurų reinvestavo būtent aukso užpirkimui. Lygiai taip pat vėl, pavyzdžiui, galima sulaukti pelno 1000 eurų ir lygiai taip pat reinvestuoti. Ir tokiu būdu žmogus gali greičiau pasiekti savo užsibrėžtus tikslus, greičiau užsitikrinti ar tai orę savo senatvę, ar stabilę ateitį savo vaiką. Kiekgi kainuoja auksinė kaupimo sistema? Tai kas man labai šitoj auksiniai kaupimo sistemai patinka, kad čia yra vienkartinis sutarties sudarimo mokestis. Kitas dalykas, kuris man patinka, kad jis yra tikrai mažas, tik 3%. Nuo kogi tie 3% skaičiuojami? Jie yra skaičiuojami nuo tos galutinės kontrakto sumos. Prisimenat, kalbėjau, kad tai yra vienintelis griežtas dalykas. Tai yra maksimali suma, kurią apskritai pagal vieną sutartį galėsiu pasikeisti į gramus. Tai būtent nuo šios tos maksimalios sumos ir yra skaičiuojamas 3% sutarties sudarimo mokestis. Kaip pavyzdys, 50 eurų sutartis žmogui kainuoja 750 eurų, 30 eurų per mėnesį sutartis kainuoja 450 eurų. Palyginimui tokia pati minimali sutartis Vokietijoje, kadangi ten yra taikomas ne 3%, o 12% vienkartinis sutarties sudarimo mokestis, tai vokiečiui tai kainuotų 1800 eurų. Na ir dažnai klientai sako, o kaipgi aš galiu pradėti? Tai kaipgi mes galime pradėti? Tai pats geriausias ir tobulas pasirinkimas tai yra, kai klientai susimoka iš karto sutarties sudarimo mokestį ir 10 gramų kainą. Ir turbūt čia jums natūraliai kyla klausimas, ką tik ten Jurga prieš tai pasakojo, kad siuntimas vyksta nuo uncijos. Iš kur tie 10 gramų? 10 gramų tai yra galimybė pirmą kartą pasidaryti siuntą mažesnę, nelaukiant, kol susikaups uncija, nes sukaupti unciją gali užimti ilgesnį laiką. 10 gramų yra tokia pakankamai greitai įgyvendinamas tikslas, pakankamai greitai pasiekiamas tikslas. Ir tai irgi dar viena nuolaida, kurią mums pavyko išsiderėti iš vokiečių, nes Vokietijoje apskritai siuntimas griežtai tik nuo 50 gramų yra galimas. Tai dėl kokių priežasčių tiek 10 gramų klientai nori juos turėti? Tai visų pirmiausia, kad jūs tikrai įsitikintumėt, kad pirmą kartą perkat ne pažadą praėjus kažkiek tai metų turėti kažkokią tai pinigų sumą, bet perkat realų vertę turinti fizinį daiktą. Tai yra vertybę perkate. Ir tuos 10 gramų galima įsigyti arba, kaip ir minėjau, šiuo atveju iš karto. Ir kaip tai atrodytų. Jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, apie 50 eurų per mėnesį sutartį, tai žmogus turėtų iš karto susimokėti 750 eurų sutarties sudarimo mokestį ir 620, kiek dabar maždaug preliminariai galim skaičiuoti, kainuoja 10 gramų. Ir visą šią sumą susimokėti iš karto ir jau sekantį mėnesį džiaugti savo 10 gramų luiteliu. Labai dažnai matau tą vaizdą, kai mūsų klientai ateina pasimti savo 10 gramų iš mūsų, kaip malonu tai laikyti. Kai kurie klientai net iš karto glaudžia tai prie širdies ir dauguma jų sako, kad tie 10 gramų kaip tik padeda pagauti tą azartą ir norą kuo greičiau gauti sekančią siuntą, kuo greičiau sukaupti savo unciją. Bet be abejo, ne kiekvieno galimybės leidžia pasielgti būtent taip. Todėl antras pasirinkimas, tiem, kuriem netinka pirmas variantas, sutarties sudarimo mokestį ir 10 gramų susimokėti ir įsigyti per 3 mėnesius nuo sutarties sudarimo. Ne? Tai reiškia, kad tuos pačius, jeigu kalbėsime apie 50 eurų per mėnesį sutartį, tuos pačius 1370 eurų išsidalinti į 3 įmokas po 457. Arba jeigu kalbėtume apie visiškai minimalią sutartį 30 eurų, tai po 357 eurus mėnesį. Svarbu čia šioje vietoje atsiminti, kad prieš darant paskutinę įmoką susikontaktuoti su savo konsultantu ir pasitikslinti, todėl kad kiekvieną mėnesį kaina būna skirtinga ir gali būti, kad per mėnesį, per 2 pasikeičia situacija ir 10 gramų jau tampa brangesni.
ir reikia, pavyzdžiui, pervesti šiek tiek didesnį, o galbūt kaip tik jie tapo pigesni ir kaip tik mažesnę pinigų sumą galima pervesti. Trečias pasirinkimas tiem, kuriem netinka nei pirmas, nei antras variantas, tai yra sutarties sudarimo mokestį susimokėti kuo greičiau. Ir čia noriu papasakoti būtent per kai kurių savo klientų patirtį. Jie sako, ne, žiūrėk, Jurga, negaliu aš sau leisti dabar iš karto pirkti ir tų 10 gramų per tos, net ir per 3 mėnesius. Tai mes nusprendžiam, kad ne, man 10 gramų netinka, aš ir taip tikiu, kad šita sistema puikiai veikia ir mano pirmoji siunta bus uncija. Tačiau turiu tikslą kuo greičiau tą auksą pradėti užpirkti. Tada mes kalbame su klientu, kokiosgi jo yra galimybės. Kaip pavyzdys, klientas negali mokėti nei 450 eurų, nei 350 eurų per mėnesį, bet jis drąsiai gali savo kelis mėnesius leisti mokėti po 200 eurų. Kaip jis gali elgtis su tais 200 eurų? Jeigu jam tinka toks variantas, kad pirmus 3 mėnesius, kol dengia sutarties sudarimo mokestį, jam auksas nebus perkamas, tai viskas tvarkoje, daro vieną pavedimą 200 eurų ir skirs nuo 4 mėnesio jau įmoka tada pasiskirsto, kad likutis 150 eurų sutarties sudarimo mokesčio dengiasi, tai, o likusi sumos dalis jau keliauja auksui užpirkti. Na, o nuo 5 sutarties mėnesio jau visos įmokos skiriamos tik aukso užpirkimui. Bet yra tokių klientų, kurie sako, aš jau norėčiau ir nuo 1 mėnesio, kad ir po nedaug, bet jau kažkiek pirkti auksą. Tokia galimybė irgi yra. Tada tiesiog jūsų tą pasirinktą įmoką reikėtų skelti į 2 dalis. Viena iš tų dalių turėtų neviršyti sutartyje jūsų pasirinktos sutarties mokesčio. Ne? Tai yra būtent, ar jūs pasirinkot 50 eurų per mėnesį mokėti, ar 30 eurų, tai būtent tos dalies neturėtų viršyti. Ir jeigu imti tą patį pavyzdį su 50 eurų per mėnesį sutartimi, tai reikėtų daryti 2 įmokas. 150 eurų, kurie iš karto nukeliaus sutarties mokesčiui padengti, o 50 eurų skirstysis pagal proporciją 70 ir 30. Tai yra 70% bus skiriama sutarties sudarimo mokesčiui, tai yra 35 eurai, o 30% jau bus užperkamas auksas. Tai nebus dideli aukso kiekiai, bet tai yra papildomos galimybės. Dar kažkaip tai rinktis. Na ir be abejo būna tokių klientų, kurie sako, Jurga, aš negaliu daugiau nei, pavyzdžiui, 50 eurų, 30 eurų. Tai yra ir tokia galimybė mažai žingsneliais pradėti keliauti į priekį. Tai vėlgi tai nebūtų perkama 10 gramų, pirmoji siunta, kurią gaus klientas, bus uncija. Ir mokant po tuos 50 eurų per mėnesį galiotų vėlgi ta pati 70 ir 30% taisyklė, tai yra 70% įmokos dengtų sutarties sudarimo mokestį, o už likusią įmokos dalį būtų užperkamas auksas. Ir tokiu atveju, jeigu kalbėt apie 50 eurų per mėnesį sutartį, tai sutarties sudarimo mokestis pasidengtų tik su 22 įmoka pilnai. Bet po tuo pačiu šalia kiekvieną tą 22 mėnesius būtų daromas ir aukso užpirkimas. Šitoje vietoje be abejo yra rizika, kad gali, taip pavadinkim, liaudiškai lūžti programa, nes užperkami labai nedideli tie kiekiai per tos 22 mėnesius, kaupimas vyksta labai lėtai. Todėl tai labiau laikinas sprendimas, kol, pavyzdžiui, kartu su klientu neišsiugdysim finansinės disciplinos ir nerasim kažkokių tai didesnių galimybių. Ir tą mes irgi visiems klientam padedam padaryti. Taigi, nelaukit gerų kainų, kad pirkti auksą, pirkit auksą ir tik tada laukit. Nes geriausias momentas pradėti buvo vakar, o sekantis geriausias momentas pradėti yra šiandien. Taigi linkiu kiekvienam iš jūsų priimti sprendimą ir noriu pasakyti, kad mūsų partneriai tikrai gali atsakyti visus jums iškilusius klausimus bei padėti susipildyti sutartį. Todėl drąsiai juos kreipkitės ir stverkit galimybės, kurias jums gyvenimas siūlo. Ačiū, kad skyrėt dėmesio ir iki kitų susitikimų.